Šiandien atvykome į Panevėžį, Janonio gatvėje 3, kur įsikūręs mūsų dar vienas AODės oficialus atstovas didelis. Labas. Sveikas. Puikiai. Smagu tave matyti, nuotaika gera, pavasarėje. Kaip visada. Kaip tau sekasi verslas? Man sekasi gerai verslas. Čia yra mūsų šeimos verslas ir mes, sakykime taip, mažyčiai naujokai esam, bet labai stengiamės ir labai daug įdedam meilės ir darbo ir rūpesčio į klientą, kad klientas važiuotų su kokybiška technika, su tvarkinga technika, su pilna informacija aprūpinta, kaip prižiūrėti, kaip eksploatuoti, kaip saugiai važiuoti galų gale. Nes pats esu tas ligonis, lengvai tariant, tai už tai taip ir sukamės. Kaip sugalvojai vystyti šitą verslą, kaip keturračių prekyba, kas tau padėjo, kas įtakojo gal kažkas? Įtakojo tai, kad užaugau jau nuo pat mažų dienų su motociklais. Dabar taip gal pasakysiu į eterį, aš mamai amžinatilsį sakydavau, aš turbūt ant motociklo ir pradėtas buvau, žinai, toks jau gyvenimas. Tai už tai tas visą gyvenimą mane lydėjo motociklai ir bekeliai važiavau su visureigiais važiuodavau. Ir po to sugalvojom padaryti nuomą motociklų. O šalia nuomos tada reikia ir prekybos. Ir platinti gerą ženklą. Nes labai ant nuomos pasiteisino 100%. Taip, kad... Kokių dar naujienų gali tikėtis tavo klientai, esami, būsimi šiais metais, kokių naujienų žadat pateikti? Naujienų tai yra nauji Odesai, 850-iniai, mūdai, su naujais skydeliais, su dujiniais amortizatoriais. Čia tikrai bus naujienos ir čia Panevėžys, ir čia pamatysit, ant kiek šitie geri brandai, ir čia ypač jaunimėliai, kurie mėgsta palakstyti su 125. Tai čia man pačiam jau norisi pralėkti, tai čia, manau, čia bus topas. Tokios naujienos, o ką, toliau plėsime su apranga, toliau plėsime dar su šalmais, su aksesuarais dar biškiai, ką būtų. Tai super, žodžiu, Panevėžį laikykis, Caroline Power ateina su didelė duos jums dūmų ir ugnies.